Sveikučiai visi, ačiū, kad prenumeruojat, ne Pauliu? Va, kas nepaprenumeravot, va čia mygtuką paspauskit. Žodžiu, šiandien mūsų rubrika vadinsis Ieškom Porsche po Lietuvą. Ir pakryto vakar ganėtinai neblogas variantas. Tai šiandien kylam į Kauną. Reklaminė pauzė. Brauta. Darbo laikas nuo 8 iki 5, pietus nuo 1 iki 2. Automobilių servisas, parduotuvė, naujos automobilių dalis, sodo darbo įrankiai, automobilių valymo priemonės. Tik čia, Pasvalyje, Mūšos gatvė 20. Parodysiu dabar, kokią mes šią variantą važiuojam žiūrėti. O važiuojam žiūrėti va tokio grožio. Porsche Cayenne. Kryto šiaip skelbimukas. Nu, kaip iš nuotraukų, atrodo viskas kaip ir gražiai. Nėra per daugiausia prie ko prisiknist. Pardavinėja automobilio aikštelę. Reiduką, rytinę prasiputimą. Nuo tos kavos gal nepripūsi? Ką tu galvoji? Nuo kavos ne, bet nuo tą brindžią tam gramų. Ai, tai kavą brindžiuko biškė? Taip, kaupę brindžią, nekau. Teisės atgal. Kiek turim? Davažiuosim? Yes, davažiuosim. Gerai, geros dienelės jums. Skelbimuko, pasižiūrės, gal dar kokį vieną nuvažiuosim pasižiūrėt, kad šiek tiek palygint, pasižiūrėt. O, va, tik Kaune. Blevit rezervuotojo. Eik, tai savo rezervuotas. Žiauriai gera kaina. Kiek? 405, ne? Jo, be PVM 3,5. Tokie pem. Gali būti, aišku, paskambinom, paprašėm, kad nekurtų šalto, bet nuvažiuosim, pasižiūrėsim vietą. Atsimeniu, Pauliu, kai buvom mašinas apžiūrėt vieną kartą ir paprašėm, kad būkit geri, nekurkit. Jo. Ir nuvažiavome vietą ir tipo, oi, einu raktelio atsinešt kažkur, kur tas raktelis padėtas. Ieškojo raktelio gal 10 minučių. Atrado tipo raktelį, paduoda mum. Aš galvoju, kursiu mašiną. Ai, galvoju, nekursiu. Galvoju, pradarysim kapotą, pasižiūrėt, ar kaip po kapotą atrodo. Pradarom kapotą, variklis šiltas. Nu, ten buvo, sakėm tiem žmonėm, vaidyba 10 balų buvo. Honda vyktų. Va, čia tai lygis, klausykit, nu. Dažniausia būna labai. Žiūrėk, šiltas variklis. Šiltas. Eik, tu šiltas variklis. Aš tiesiog, čia laba bunda, žinai. Šiltas variklis. Jo. Šiltas motoras. Eik, tu mafik. Nu, kodėl? Kodėl mums taip nesisek? Hebrytė, bet Porsche prašė nekurt, kodėl jisai kurtas? Ai, kolega buvo užkūręs. Pagalvis buvo sukrytusias. O kiek jisai laiko stovėjo panašiai? Nuo lapkričio buvo nekurtas. Ne, buvo prakurtas, tai čia savaitę buvo. Supratau. Na ką, žiūrėjom pirmas apžiūros tokias, kad paprašėm nekurt variklio. Spėkit, variklis šiltas. Nuėjau paklaust, kodėl užkūrėt tą motorą šildėt. Sako, kolega atvažiavo, sako, į darbą ir prakūrė, sako, tą mašiną, čia sako, ne aš.
Tai iš karto parodo, kad kažkas yra negerai. Mėlyna biškė. Aha, tokį. Žiūrėk, kyl. Leidžiasi. Ne, kyl. Gals pakyla. Girdi? Jo, galas pakyla ir priekis atkyla. O, gal ir veikia. Žodžiu, iš lauko, kaip jinai atrodo. Iš lauko atrodo visai tvarkingai. Esmė ta, kad su kaladėm kokia esmė. Kaladėlės diskai reikia naujų. Visiškai mirė. Čia daugiau viskas kaip ir tvarko iš kėbulo pusės atrodo. Bet va diskai visiškai mirė. Priekinis bamperis. Kapotas dažyt ir priekinis bamperis dažyt. Pasižiūrėkim, kampai kaip ir saina. Išvisinkim. Ir pasiklausom, ar iš pagalvio oras eina. Susileido nuo aukščiausios pozicijos. Įsikrovės, ne, žiemą vieną kartą tai prie šalčių bandžiant užsikūrina. Kada paskutinį kartą jungiat, pavyzdžiui, prie diagnostikos? Prie pačios nejungiat? Bent kas tikrino, nieks nežiūrėjau. Po paskutinį kartą. Auxiliary heat. Žiūrėk, va, elektroniks, žiūrėk, spaus, okei. Ne, spaus, po to žiūrėsim aktyvę klaidas. Įdomus reikalas yra. Nustatai laipsnis. Laipsniai pastovi ir trukt permuša juos vėl. Jie, ta prasme, vėl, kaip nori, tai pasidaro. 25. Va, žiūrėk, check transmission control unit. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the time, na. Tik apie 4 štuks gali kainuoti remons. Va. Opa! 25. Kad įdomiai. Klima gali būti. Kompas. Viskas gali būti. O gal žiūrėk, klaidos nebuvo, atrindas nusinulės klaidos ir viskas įsitvarkys. AC, ne, vienintelė klaida. Kondiškės. Nu viską kaip ir prisižiūrėjom. Vienas nuostabesnių dalykų tai yra pamatyti va šitą dalyką. Nes, reta mašina, kada turi va pilną komplektaciją. Ir kablys yra, žodžiu, kaip yra viskas turbūt gerai, žinai. Variklis gražiai dirba, pasižiūrėjom, viskas labai tvarkoj. Einam tartis, šnekėtis, dar pabandyti paderėti kainą ir pasižiūrėti gal pavyks, nužaisti šiek tiek. Supranti, surinkos, tai čia. Na ką, sveikinu, direktoriau, įsigijus dar vieną automobilį. Čia fanfaras, ferverkai gali dabar šaudyti. Žiauriai gerai, žiauriai geras pirkinys, aišku, čia yra taškų, ką paremontuoti reikės. Tai jeigu kam nors reikia padėti nupirkti automobilį, skambikit, kreipkitės Pro Auto. Nuo kurį pūlių? Ką? Na, Bemsas šiek tiek dailesnis, jisai. Nerealai. Šitas toks tauregas. Jo. Turi tą tokio. Taurega. Šiaip, fun fact, Porsche'as ir yra. Volkswagenas ir Audinės kratinys. Tai va, pastovi.
pastovi problema, šiaip iš tikrųjų jau biškių užknysti pradeda. O nustatai temperatūrą ir vėl peršaka. Ir pakankamai greitai. Ir kažkaip nusiresetina visas tas valdymo blokas. Jisai iš naujo. Ar čia jis sutrumpina? Ar jis čia kokį smūgį kažkur gauna? Kažkaip labai keista. Gal kas žiūri ir turėjot kažkokią panašią problemą. Mes jau pirmi eilėje. Pagaliau. Kad ir nedaug žmonių atrodė, bet vis tiek porą valandėlių ir praėjo kaip nieko. Gerai, va išsiminkiau. Reiktų tą monitoriuką, mačiau kinietiškų visokių yra su, kad Apple CarPlay jau būtų. Ten navigacijos pasijungia viskas. Tai va tą reikės turbūt įstatyti, įsidėti. Ir dėl šitos sistemos, kol sėdėjau forumuose prisiskaičiau, kad būna problema su saugikliais, o saugikliai randas po kapoto, va čia vairuotojo pusėje. Tai reikia pasikelt, prašveist ir pravalyti visus saugiklius, mažus, didelius, relytės, visas pravalyti, kad tipo kažkur kontakto nėra. Tai bandykim sakyti, kad čia va šita pigiausias variantas, išsitestuosim, prasivalysim, pasižiūrėsim, gal iš tikrųjų kažkur oksidacijos požymių kažkokiu yra. Nu ir viskas, ir žiūrėsim, gal netyčia susitvarkys. Praėjo, jokių problemėčių, viskas šygia pukiai. Varom dabar registruoti. Nu tai ką, atliekėme servisiuką. Tikiuosi gausim keltą pasikelt, pasižiūrėsim, ar yra kažkokia, gal kažkur koks tepaliukas bėga sunkės. Bet žodžiu, dokumentaciją visą susitvarkėm, viską pasileidom, žodžiu, viso. Tai žodžiu, tuos saugiklius visus pravaliau, sutvarkiau. Kaip ir liktai atrodo viskas gerai, tai gal nebeišmes. Bet, žiūrėsiu. Tai ką, pasikeliam mašiniuką. Servise. Tai va, inspektuoja va dabar dugną. Žiūri, kas kaip su kuo. Ir koks pirmas vertinimas? Dar žiūrim. Bet kaip ir neapibėgęs stipriai niekur. Apibėgęs į biškelį. Reikia, ne? Bet ten žinai kas, ten nevariklio kaip pagalvė. O šitą pažinę variklio pagalvė, ne? Ką? Čia kas yra? Čia yra pinigas. O ką čia reiškia? Katalizatorius yra? Taip. Įsivaizduojat mašiną su tokia rida ir tokio prabėgo dar katalizatorių nečiupjauti. Nu tokia šiaip prasta tokia mašina pakankamai tikrai sudėtinga. Atsifiksuoja ir nusileidžia. Yra sprandžina ir reikia. Tvarkom. Rekomenduosim virtinį boltaksą. Kablys nevaikščioja visiškai. Ir dabar va iš varikliuko taip sunkiai vaikšta. Bet va jau teisybė yra. Pavyzdžiui, kur lipant, kokias jaukas šlapas, kad koja nenuslysta. Taigi, turime mes rankų plovimo pastą. Pasta yra labai gera. Tai rinkoje ir geriausia pasta, naudokite tik tai ją, švelnina rankas, vitaminas C, E ir D. Visiems gyvenimo nuotykiams. Liepnė juosta laidams mes Toliau turime fiksacijos klijus, patys geriausi klijai, tik tai čia, Prauta, Mūšos gatvė 20B. Prisikabinom prie kabelę, nuvažiavam pasiimt ant GCB lapkių. Rytoj darbuosime šiek tiek objektą. Tai žodžiu, viską irgi pamatysit. Tai viskas, labanakt, ačiū, kad žiūrėjot. Gera šiandien dienelė, labai geras pirkinys vykęs. Ir viskas. Gero vakaro visiems.